Labas. Šiandien namie mes. Tuoj pasakysiu, kodėl mes namie. Stato mūsų darbo objekte laiptininkas laiptus ir ten viena patalpa, kad vieni kitiems netrukdytume, mes pasiėmėm išeiginę, o jis kai pastatys, tada eisimės toliau dirbti. Va čia turiu traumą gamybinę, mato toks žaizda, kaip kirto ten darbe, kaip atšoko vienas toks įrenginys, kaip kirto man į kaktą. Galėjau per vidurį, tai nors kaip indė būčiau dabar čia šone. Tai tokia pasipuošus, serganti. Nu kaip ta serganti? Iš pradžių skaudėjo gerklę, praėjo. Ir dabar vat, antra diena sloga. Tokia vakar tai iš vis tokia prišvinkus, vaikščiojau ir bėgo nosis, o šiandien jau geriau šiandien jau. Truputį tvarka, tai man štai išeiginės, vakar buvo išeiginė tiesa ir šiandien. 2 dienas jis ten kuičiasi, tas laiptininkas, tai mes turim 2 dienas. Man jos kaip tik atsigulėjau vakar, arbatų atsigėriau. Nu, šiandien yra dar tokia nosis, bet jau žymiai geriau. O aš ko užsiemu, aš savo actą. Pagaliau actas jau išskaidrėjo iki reikiamo kiekio. Va, matot? Išskaidrėjo, visi grybai jau suaugo ir aš dabar vat, prisirinkau visokių šklenkių bankių, išsipilstysiu. Aš vai tokį turiu seną buteliuką nuo acto, aš jį prisipiliu, užsidedu dozatorių ir pastoviai laikau. Kai pritrunku, vėl prisipilu ir vėl pasidedu. Atsikirpsiu marlę ir reiks perkošti per kokią keturlinką marlę, kad būtų skaidrus. Nu, kad ir tirščių bus, tai labai gerai, čia nieko baisaus. Gal ir keturlinkos čia ir nereiks. Užteks ir truputį skylėm didesnėm, kad tirščių daugiau. Tirščiai irgi yra neblogas dalykas obuolių acte. Aš vat 2 metus darausi obuolių actą ir tikrai rekomenduoju visiems pasidaryti, kai yra sezonas. Tikrai jis neužima daug laiko, nesudėtingas receptas, bet žymiai yra naudingesnis dalykas, negu iš parduotuvės pirktas ten. Nors faktiškai actą reikia pirkti iš bio visų ir kad būtų drumžlės, o tada jis geras. Mangi prakris čia viskas. Olio. Know-how. Skalbinių segtukai visur universalūs. Ir vidurį, va taip va. Nu, tik gal dar reikia atsinešti? Nu, pažiūrėsim. Ohoho, tikras actas. Tikriausias. Įmečiau į vidų. Prisipilsiu, tai va, prisipilu indus, pasidedu šaltai. Man pernai, kai dariau 3 litrus, pernai aš tik 3 litrus buvau pasidarius, jo, man užteko beveik iki rugsėjo galo. Aš ten nelabai daug kur naudoju, bet visada, kai darau šitas prancūziškas salotų užpila vasarą, visada naudoju obuolių actą. Taip aš jo negeriu, kai kas nors ten geria tą actą, aš nešarminu savo organizmo, nes mūsų skrandis yra rūgštinis, tai nėra ko ten nušarminti. Net susloga, pramušė visą slogą. Va čia gėris buvo, dabar čia kitas gėris bus. Tikrai irgi labai geras dalykėlis. Pas mane vyras labai nori mane nufilmuoti, kad aš pirštais makaluoju. Atėjo sako, o tu pirštų makaluoji, ne lopetėlė. Čia žinot, koks indikatorius? Ir temperatūrom, ir visiem galam. Nu va. Man va iš 3 litrų
Pat tiek acto išėjo. Bet aš čia visada tokį buteliuką savo prisipiliu. Nu, jisai toks su dozatorium yra, pastoviai laikau kurį. O šitos visus padedu šaltai. Šaltoj patalpoju ir sunaudoju. O visą šitą grybą, kur yra, sako, jis sveika, aš nežinau, kurį panaudoti. Va, matot, koks grybas lieka nuo fermentacijos. Čia pats sveikiausias actas. Netgi daug kas geria jį, bet aš tai nelinkusi, kaip sakiau, nušarminti skrandžio. Vieni išėjo pas mane skaidrus, nes nuo viršaus, o kiti tamsesni. Tai čia nieko tokio. Šitas netgi yra sveikesnis negu tas. Nu ką, 1,3 litrą išsikošiau, o dar liko 4, tegu dar jie stovi. Kai sunaudosiu, tada ir tos įsikošiu. Mano ligoniukas. Dabar mes jai leidžia antibiotikai ir yra geriami vaistai. Nes limfmazgiai niekaip mūsų nepaleidžia. Nors dabar jau geriau jai, jau nebevėmė. Mažutė mano. Valgy daugiau pradėjo. Nu, truputį jau į teigiamą pusę paėjom, bet nežinau, kuo užsibaigsim mes čia. Nežinau, gydytojai nieko mums prognozės geros neduoda. O aš noriu parodyti, kokie mes esam minimalistai. Čia mano šaldytuvas. Nu, dar niekas nekrenta iš kameros. Nes čia. Surūdė šitam šaldytuvui. Jis pirktas yra 97 metais, man atrodo. Čia yra Electroluxas. Iš Švedijos jis. Per tas švedų rinkimas, ten ne Slovakijos, ne kažkokio Turkijos, bet yra grinai švediška produkcija. Jis mums šitiek metų atitarnavo. Jau yra mintis tokios, jau reikia keisti, nes jis yra netaupus, dabar yra taupesni. Netgi Boschą mačiau šaldytuvą, kuris į metus tik 100 kW įima, tai iš vis taupus. Nu, manęs tai pavyzdžiui nenervuoja ir nebiesina, veikia liuks. Aš iš karto nepuolu ten keisti, neleis pinigų ir nemėtyt. Veikia dar daiktas, veikia, bet jis tik tiek, kad morališkai paseno, jisai nemažai energijos vynioja. Mums jo didelio nereikia, nors faktiškai vieta yra paruošta dideliam. Nu, bet kol veikia, man patinka, va čia viršui dar daiktų aš prisidedu. Nu, ką bus didesnis, tai nelabai ką čia ir prikyšiu. Vat kokie mes. Daug kas pavadintų apsileidėliai, nesitvarkot, nusipirkti negalit. Man tai tikrai nenervuoja ir vat dar turiu vieną kitą dalyką, kavamalę. Aš tada čiurko įverdu ir man nulūžo vat iš šito dangtuko, vat. Nu, vat čia buvo. Ir nulūžo. Ir aš jį visada vat taip va įstatau. Vat jisai nulūžęs, aš jį va taip va užkišu ir malu. Nu tai ta kavamalė kainuoja, ten jau ne karvė. Nu bet manęs tai irgi nenervuoja, nejaudina. Veikia daiktas, galima ir taip pasinaudoti, kad čia mėtyti daiktus naujus pirkti. Ir jeigu dar veikia, dar gerai mala, dar peiliukai aštrus, man tiks ir taip. Kai va turi tokius suvenyrus, nu va tokius va, dulkių kaupiklas, man buvo didžiausia problema, kaip juos išvalyti. Ir tokia kempinė dėjo ant pinceto, bet daug kas parašė, kad čia negalima drėkinti, nes yra klijuota, gali su laiku atšokti. Tai būdavo didžiausia problema ir su dulkių siurbliu išpūsdavau ir buvau nunešus su kompresorium pūsdavau, betgi kiekvieną kartą tai neleks į sandėlį to kompresoriaus nejungs ir ten, tai ten viską gali nupūsti kokia masė. Ir visai netikėtai man į akis pakliuvo va toks šepetukas, jis yra Duster Clean.
dulkių surinkėjas toks valiklis. Jis surenka visas dulkes ir labai fainiai viską nuvalo. Žinai, kiek jis kainavo? Jis kainavo apie 2 eurus gal. Bet va toks, iš kur aš jį? Iš Kinijos atsisiunčiau. Pakliuvo į akis ir galvoju pabandysiu. Ir tikrai labai pasiteisino. Va tokių dalykų visur nuvalymas. Surenka iš visur dulkes. Va surenka. Ir aš jau taip ant grindų jas padarau, paskui išsiurbiu. Visur surenka. Va, gal netgi matosi vienas dulkynas. Ir kaip tokius daiktus. Va. Matot, surenka. Ir va, jis visas pilkas apsineša ir reikia jį nupurtyti ir vėl rinkti. Kai prisiveisi visokių va tokių pirdiliuškų, tai tik laiko užmušinėk su jais ir valykis. Bet man gražu, man va ten, kai lentynos pasistato, truputį jaukiau, aš mėgstu tokius dalykėlius. Tik vis jaukiau namus. Kalėdom aš dar nesipuošiu, dar neturiu tos nuotaikos. Nei lempučių dedu, nei eglutės puošiu. Šiais metais jau pūmio nebėra, puoju. Pernai tai eglutė buvo mūsų labai skudna, nes pūmis labai ją džiaugiasi. O šiais metais pūmio jau nebebus. Eglutę statysim namie, nes mūsų draugužiai šitie senieji nelabai reaguoja į tas eglutes. Galima puoš, bet neturiu nuotaikos kažkaip tai. Gal kokio gruodžio antroj pusėj. Mūsų plastikinė eglutė, tai aš galiu ją ilgai laikyti, galiu ir anksti puošti, ne natūralią aš puošiu, turiu plastikinę. Man kažkaip gaila gyvos eglutės, nors ten sako, jie specialiai augina, bet man kažkaip gaila tų eglučių, kai jas nukirtinėja. Mūsų Lietuva ir taip jau tos miškus kancina, išveža. Kad man geriau plastikinę. Nors pasimerkiu kartais dar gyvą pušies šakelę. Tada kvepia namai tokių spygliuočių patinka. Oi, peklan, kaip čia apleista pas mane dulkynas. Oje. Norėjau kavos pakviesti. Geriau tegu pamiega. Būdo. Pavalgiau pietus, išsigrūdau pasivaikščioti. Neturėjau jokios motyvacijos išvis šiknaus pakelt. Bet vis dėlto pasakiau savo, eik ir prasivaikščiok. Po ligos, po slogų labai sveika prasikvėpuoti. Oras toks nedidelis, -1 šaltukas. Labai praeisiu ratelį, kokį prasivaikščiosiu, nes ten namuose pastovi ten sloguojanti maltis, tai irgi geriau prasikvėpuoti, žymiai greičiau pasisveiks. O jau, eglutės sužybo. Medis. Jo, žmonės visi puošiasi, laukia kalėdų. Gal ir man ateis tokia nuotaika pasipuošti, palaukti kalėdų. Bet kol kas dar neturiu tokios nuotaikos. Arba, atvirai pasakys, tingiu. Tingiu traukti žaisliukus, karstyti. Reikia nusiteikimo, reikia ūpo. Ėjau ratelį. Užsukau dar į Lidlą. Nes ten mačiau ir akcija buvo sviestoj, kaip tik po 0,5 kilogramo sviesto pakelis kainavo 3,74. Tai pasiėmiau 2 pakus, šventės ant nosies, kepinių bus, sviestas visai nepamaišys. Taip ir snyguriuoti jau pradeda. Ir drožių namų nėra šilta, nėra. Vat ir pirštinės va išsitraukiau. Bet ir nėra, tokia drėgmė jau baigė išeiti. Tai lyjo kelias dienas, tai tokiu šunkeliais ir topinu. Aplinkiniais keliais. Bet nieko, smagiai prasėjo. Norėjau su mašina pavažiuoti.
iki parduotuvės, bet galvoju, ne, praseisiu. Pakelsiu savo šikną ir praseisiu. Visai neblogai.